Nu, aišku, jis agility čempionas jau netaps, bet pabandyt gali. Pasitreniruoti. Svarbu procesas. Olimpinis principas visada sako, svarbu yra dalyvauti, o ne laimėti. Tas suvienė ir žmonės. Gerai, toliau pamatysite sudėtingesnės komandas. Dabar pirmiausia, ką šeimininkė parodys, kaip jisai moka tvarkytis namie daiktus. Jam išmėto ir duoda komandą sutvarkyti daiktus. Jis puikiai moka surinkti ir numešti į vietą. Žino, ką reikia daryti. Indrei labai dažnai talkina namie, namų ruošos darbuose. Tarp kitko galite įsinuomoti jį, kaip namų šeimininką. Tikrai padės sutvarkyti kambarius. Kaina sutartinė, po to galite prieiti ir pasiklausti. Atneša ir tapkės, telefoną, jeigu reikia paduoti. Bet atlyginimas privalomas. Nesuprantu visiškai. Pinigai prieki, tada darbas. Toliau pamatysite, kaip jisai moka numerį parodyti ant to iešmelio savo poronką. Jam visada sunkiai sekasi, bet jis labai stengiasi. Ai, nėra atlyginimo, nėra darbo, nėra atlyginimo. Va. Manau, čia norėtų ir pakartoti. Bet aišku, jis mato, kad atlyginimas yra žymiai geresnis. Palyginus su to kasnių kaulas, nu kas čia? Viskas, ką priprieki tau. Už gerą darbą gaus ir kaulą. O, manau, kad galima ir kaulą. O mes šiandien pamatysim Žalgirio kovą su Lietuvos Rytu. Tuoj pamatysite, kaip žaidžia Kauno Žalgiris su Lietuvos Rytu. Kadangi čia areną mes negalėjom tiesiog to neparodyti. Kaip matosi, renkasi žiūrovai. Nieko baisaus nebijokite, tik tiesiog pažiūri, ar jūs tikrai už Kauno Žalgirį sergat. Ir prasideda krepšinis. Ir Lietuvos Ryto krepšinį, manat, kaip deda. Kaip ir vienas vartas. Taip, atbėga, ko gero Jeftokas gali būti, ne? Kaip jis galvoja. Puikus centro puolėjas, trūksta tik žaidėją. Kas perduotų kamuolius. Kaip matot, ir įmeta, ir įdeda, bet jam pagrindė padzinka įdėt. Nu, iš centro puolėjas nenorėkit. Dažnai būna, kad per pasirodymus sulauždavo net lanką. Taip. Ir dar mato, sutiko Lietuvos Ryto varžovą, kurį turi kažkaip tai irgi neutralizuoti bando. Jis labai piktas ant Lietuvos Ryto. Atsiprašau, vyra, čia gerbėjai iš Lietuvos Ryto. Paplojam, Kauno Žalgirio atstovui, Žalgiris laimėjo. Jis norėtų, aišku, jums moka padėkoti ir tą parodys. Ačiū už tai, kad stebėjote. Mes dar pasirodysim.